Pamokysiu jūs, kaip išdurti matematikos mokytoją. Jeigu šiandien rašot kontrolinį darbą, galite pasiūlyti mokytojui atspėti skaičių. Ir jeigu jūs atspėjate tą skaičių, kiekvienas klasėje gauna po vieną papildomą balą. tą skaičių mes užrašysime čia. Padedame lapelį prieš mokytoją, o mokytoją paprašome atstoti prie lentos. Tegul jis sugalvoja 2 skaičius nuo 1 iki 10. Padarykime tai ir mes. Paimkime tarkim 2 ir 4. Dabar mokytojai reikia sudėti 2 ir 4 ir parašyti atsakymą apačioje. Tai mūsų atveju bus 6. Dabar reikia tai padaryti dar kartą. Pridėti paskutinį ir prieš paskutinį skaičių vieną prie kito ir užrašyti atsakymą apačioje. 10. Ir tai padarykime iki tol, kol turėsime 10 skaičių. Kai jau turime 10 skaičių, paprašykite mokytojas padalinti paskutinį skaičių iš prieš paskutinę ir suapvalinti iki 2 ženklų po kableliu. Mūsų atveju tai bus 178 padalinti į 110 ir suapvalinsime. Pasinaudokime kalkuliatorių. Atsakyme turime 1,618. Jeigu suapvalintumėm, tai gautųsi 1,62. O dabar išdidžiai pakelkite lapą, kurį užrašėte pamokos pradžioje ir pasakykite mokytojui, kad jūs visi verti papildomai 1 balą. Sėkmės!